Šiandien siūlau atlikti tokį nedidelį pratimuką, kuris vadinasi sielos dalelių susigrąžinimas. Tų sielos dalelių, kurios pastrigo jūsų prisiminimuose, jūsų praeityje. Pavyzdžiui, vaikystės prisiminimuose, tarkim, buvote išvažiavę kažkada su tėvais vaikystėje atostogauti ir buvo ten taip gera, kad dalelė jūsų sielos, jūsų energetikos pastrigo tame prisiminime. Arba, tarkim, būna tokių prisiminimų, kurie nėra labai malonūs. Tarkim, gulėjote ligoninėje, jautėtės vienišai ir buvo negera. Buvote be mamos, be tėčio ir prisimenate šį momentą su tokiu negatyvumo atspalviu. Visi tokio pobūdžio prisiminimai, jie turi mūsų kažkiek tos energijos pastrigusios tenais. Kadangi nėra tokio dalyko linijinio kaip laikas, laikas yra visada, jis yra čia ir dabar ir jis yra visada, mes galime sugrąžinti tas energijos dalelės, sielos dalelės atgal. Ypatingai ir dėl to, kad mes prisimename tą vientisumą, mūsų siela prisimena tą vientisumą ir kiekviena tokia dalelė sielos, jinai nori būti sugrąžinta. Jinai nori būti sugrąžinta atgal į mūsų energetiką, į mūsų tą bendrą energetinį lauką, individualų. Taigi, dabar siūlau pagalvoti apie tą prisiminimą, kur pastrigo jūsų gabaliukas tos energijos. Ir nebūtinai net tai daryti ant popieriaus lapo, man taip yra patogiau, dėl to, kad aš galiu vaizdžiai jums parodyti, kaip tai galima padaryti. Tarkim, čia yra tas pats jūsų prisiminimas, arba su pozityvumu, arba su negatyvumu ženklu, nesvarbu. Svarbu, kad ten slypi jūsų energijos dalelytė. Ir pasinerkite į tą prisiminimą taip lengvai, be jokio kažkokio didelio tokio, be didelės emocijos, tiesiog prisiminkite, kaip tai buvo. Ir pagalvokite apie tą energijos dalelę, kaip suteikite jai šiek tiek tokią formą kažkokią. Įsivaizduokite ją priešais save. Ir tarkite šiai energijai kažką panašaus į žodį sugrįžk. Sugrįžk. Jeigu aš anksčiau neturėjau tau erdvės savyje, dabar aš ją turiu. Sugrįžk pas mane. Galite ją vizualiai priartinti prie savęs. Savo mintyse galite ją apkabinti. Galite apkabinti ją šiltai. Ir dar kartą pasakykite jai, sugrįžk, dabar aš turiu savyje erdvę. Dabar tu gali būti manyje. Ir tu mano. Galite net pajausti, kur kūne dabar yra ta energija, kur jinai nusileido į jūsų kūną, kurioje vietoje jinai jau taip juntama yra. Galite net tą vietą, jeigu tai labai dažnai būna kažkur tai, ar tai krūtinė, arba pilvo srityje, bet nebūtinai. Galite net tą vietą
paliesti savyje kažkur tai patrinti taip gera, šilta toj vietoj. Ir dar kartelį ją apkabinkite tą energiją ir pasakykite jai, kaip gera, kad tu esi dabar kartu su manimi. Štai toks trumpas pratimukas. Tai galite daryti su bet kokiu savo prisiminimu pastrigusiu, su bet kokia savo energijos dalelė pastrigusią prisiminime. Ir čia jokių kažkokių nėra apribojimų. Tiesiog siūlau to nedaryti kiekvieną valandą arba ten duokite tam momentui, tai vienai energijai šiek tiek jumise pacirkuliuoti, duokite jai laiko ir tarkim po 2-3 dienų galite vėl pabandyti padaryti tokį pat analogišką pratimą su jau kita savo sielos dalelė. Tiek, ačiū ir iki.